Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šį užkandį pagaminti bus labai sunku. Bet jei po ranka turite stebuklingos veldan sluoksniuotos tešlos, šiek tiek suplotą šaukštelį, tai šį receptą virtuvėje sugebės pakartoti net jūsų vaikai. Svarbiausia, kad tepliodami tešlą kiaušinio trynio plakiniu ar barstydami sezamo sėklas nepamirštų, kad virtuvėje jam taip pat reikės po to susitvarkyti. O paguldę šaukštelius ant štai tokios formelės įkaitinto iki 180 laipsnių orkaitėje kepsime apie 15 minučių, kol iškepę šaukštelį vėstą susipjaustykime sūdytą lašišą. Ir iš lašišos juostelių susukime štai tokias rožytės. Tepamas sūris suteiks ir skonį ir padės lašišai išsilaikyti ant sluoksniuotos tešlos šaukštelio. Būtinai papuošime baziliko lapeliais ir ant viršaus pasodinsime lašišos rožytę. Tad gaminasi labai greitai, gaunasi labai skaniai ir bendro šventinio stalo vaizdelio tikrai negadina. O jei patiko šis mano receptas, būtinai paspausk po jo patinka ir būtinai pasek riebų katiną, jei dar to nesi padaręs, nes pas mane nauji receptai kas savaitę.